Įdomioji kultūra. Prieš keletą metų grupės iniciatyvininkų subrandinta kelto per nerį idėja pamažu virsta realybę. Šiemet kultūros taryba finansuojamų projektų sąraše keltui vardu Uperis skyrė pirmąją vietą. Švytuoklinis jo veikimo principas yra paprastas ir ekologiškas. Ant lyno pritvirtinta keltą stumia vandens srovė. Pasukus vairą keičiasi jo plaukimo kryptis, todėl į abu krantus galima persikelti savarankiškai. Apie naują transporto priemonę Vilniuje su Uperio sumanytojais, architektu Justinu Dudėnu bei dizaineriu Šarūnu Šlektavičiumi kalbėjusi Juta Liutkevičiūtė. Ekologiško kelto per nerį sumanytojai sako, kad tokia nauja transporto priemonė per upę yra be jokios abejonės reikalinga šalies sostinės gyventojams. Architektas Justinas Dudėnas, kurio galvoje prieš keletą metų ir gimė Uperio idėja, sako, kad projektas nebūtų pasiekęs dabartinės savo stadijos be kitų žmonių pagalbos. Susiradom bendraminčius labai greitai. Turbūt kiekvienas, kaip rimtas kūrėjas ar kūrėjo komanda, visi sako, kad idėja yra niekas, kol neįdedama daugybę darbo. Net aš nuo savęs atsiečiau tą idėją, nes iš esmės pastebėjimas, kuris atsirado, kad galbūt čia galėtų būti keltas. Jisai niekur nebūtų pradėjęs keliauti, nebūtų pradėję žmonės sakyti, o taip, labai čia reikia, puikiai mintis. Ir tas, kaip aš vadinu, tampimas už rankovės, daryk, jisai iš esmės duoda jėgų. Ta pati pradžia, kaip jums šovė į galvą, ar jūs kažkur kitame mieste, kitoje šalyje galbūt tokį pamatėte keltą? Tokio mes ir iki šiol neradom nieko artimai panašaus. Mes ganėtinai originalią konstrukciją dabar išvystėm. Gal pamenat, buvo prie Mindaugo tilto toksai kultfliukso pastatėlis. Ir prieš jam atsirandant buvo kūrybinės dirbtuvės, organizuojamas tos kultfliukso komandos. Ir tenai mes visiškai abstrakčiai mąstėm, ką čia padaryti ant upės kultūros sostinės šventiniams renginiams, kas galėtų veikti su vandeniu, jį reaguoti taip toliau. Ir mano pasiūlymas tada buvo padaryti tokį valų švytuoklinį blynelį, kuris tiesiog vos ne kaip virpėjimas horizontalus būtų nuo vieno kranto iki kito šokinėtų. Kadangi jis jau šokinėjo, kodėl jis negalėtų kilnoti tada žmonių. Ta idėja tenais jinai neprigijo, išsigandom saugumo dalykų, laiko, viso kito. Aš ją tiesiog įsidėjau į užantį. Po keletos metų, kai atsirado Valakampiuose Rupertas, menininkų institucija, kurių programoje irgi pradėjau dalyvauti ir parodžiau kolektyvui, sakau, žiūrėkit, dar tokią mintį turiu, gal čia veiktų toksai sinergijos efektas tarp krantų, nes žiūrėkit, žmonės atvažiuoja į Valakampius, čia randa tik pliažą ir menininkų koloniją ir važiuoja atgal, o kitam krante tą patį daro, atvažiuoja iki Verkių parko ir ten jie turi parką ir malūną ir irgi važiuoja atgal. O jeigu apjungtume, tai atsirastų toks kaip žiedas. Kaipgi tas Uperis veikia, koks yra jo veikimo principas? Tai yra visiškai ekologiškas keltas, kuris naudoja natūralią energiją, tai yra upės srovė. Tokiu būdu persukus vairus, jisai persikelia nuo vienos į kitos pusės. Sako Uperio dizaineris Šarūnas Šlektavičius. Ilgą laiką nebuvom tikri, ar tai veiks ir dabar nežinau, kokią 6 ar 7 versiją bandom technologinio sprendimo ir jis vis gerėja ir paprastėja, tai tas džiugina. Ta idėja dar prieš Justiną keletą šimtų metų atgal dar kažkam gimė, nes istoriškai tenai yra buvusi perkela. Tai realiai mes kaip ir atkūrinėjom buvusią jungtį. Ir man kažkaip labai simpatiškai visada atrodydavo ta mintis, kai buvo pradėtas vystyti Vilniaus upės parkas, padaryti maratono trasą palei upę. Tiesiog trūko jungties gale, ties Valakampiais. Tai, ką mes padarėm pirmiausia, tai padarėm veikiantį modelį, tikram dydį, tikram svorį. Nusėžėm jį, dėjom į vietą ir bandėm įstikinti, ar tai plaukia. Maloniai nustebom, kad beveik iš pirmo karto jis techniškai pradėjo veikti. O dar labiau nustebom, kad prisišvartavus prie kranto, be jokių ten reklamų, žmonės patys pradėjo neštis dviračius, nieko neklausinėti ir siūlyti greičiau kelti. Visiškai aiškiai matėsi, kad jeigu toje vietoje atsiras ta grandelė, tai jinai kaip užžiedins trūkstamą grandį. Ir man visada atrodydavo labai simpatiška keltis per upę ne ten, kur važiuoja automobiliai, o ten, kur jie nevažiuoja. Tai mažiau triukšmo, mažiau smarvės. Ir mano pačio dar kaip dizainerio indėlis tai buvo, kad aš visada siekiau jau naudojantis tą progą išdirbti prototipą, kuris ateityje galės būti serijinis gaminys. Ir mes tikrai įsivaizduojam, kad tai jų galėtų būti daug. Ir dabar
Mes dirbam ties tuo, kad jeigu pavyks, jį galės pervežinėti jau ir paprastas lengvasis automobilis, tai tokiu būdu galima būtų juos nuomoti, vežti kitur, jungti. Mūsų sukurtas principas leidžia jį ant bet kurios upės paversti laikiną pramogą, plaukiančią terasą. Uperio valdymas, ar ten bus kažkoks vairas, ar žmogus pats privažiavęs prie to kelto galės tiesiog įsivaryti dviratį ir lengvai be jokio pagalbininko persikelti į kitą upės krantą? Viskas priklauso nuo įstatyminės bazės ir tai viena iš pačių didžiausių kliučių, su kuria mes susidurėme. Tai yra saugumo reikalavimai ir mes tuo klausimu dirbam. Tai pati didžiausia svajonė buvo dirbti ties išmanaus telefono valdomų daiktų, kur užlipus ant jo kartu ir sumokamas minimalus galbūt kažkoks mokestis ir jisai pats perkelia į kitą pusę. Realybė yra tokia, kad bent jau pradžioje turbūt paprasčiau atsakingą turėti žmogų keltininką, kuris garantuotų antivandalizmą, saugumą ir taip toliau. Vidurinis variantas buvo turėti kamerą ant kelto, valdyti iš kažkur kitur, bet vis dėlto sekti. Tobula būtų, kad net ir būtų nemokamas ir tiesiog atėjai ir persikeli. Sako Uperio sumanytojas architektas Justinas Dūdėnas. Mes jį galim fiziškai tokį padaryti, bet tikriausiai tai bus labai trumpalaikis dalykas, jis greičiausiai atsidurs kažkur kitur arba bus nuimtas institucijų, kurios atsakingos už saugumą dėl to, kad kas nors jame atsitiks. Labai džiugi naujiena yra ta, kad Lietuvos kultūros taryba šitam jūsų projektui skiria 17 000 eurų. Tam pabaigti reikia 40 000. Na taip, mūsų skaičiavimai yra tokie. Mes norim pasiekti tikrą oficialią Neries perkeltą. Tai yra, kad būtų miesto infrastruktūros dalis. Ne tik laivelis, bet yra ir prieplaukos, ir prieigos. Dešiniam krante ties Verkiais yra gana intensyvaus eismo gatvė, kurią mes norime kirsti netradiciniu būdu, nes norėdami nedaryti perėjos, gulinčių policininkų tų vadinamų ir kitų eismą stabdančių komplikacijų. Mes sumastėm, kad ten šalia, kur išteka Verknės upelis, jis pateka po keliu pro tokią pralaidą, kuri yra iš esmės atrodo kaip gražus tuneliukas. Virš upelio tame tuneliuke galima tiesiog įrengti permatomas metalinės groteles ir padaryti praėjimą. Tie 17 000 ko gero yra didelis postūmis į priekį, bet iš kur atsiras kiti pinigai? Kol kas atrodo realiausias variantas pasiūlyti papildomą vertę verslininkams būtent perkelos pavadinimu. Tai manau, kad yra labai nekenksminga miestui ir tai galima daryti labai kultūringai ir saikingai, tačiau pavadinus kažkokio įmonės ar produkto vardu, kam reikia pačią perkelą, manau, kad būtų labai daug naudos verslininkams. Tai dabar klausytojams, ar mes galime pasakyti, kada jie galėtų tikėtis tokio kelto? Būtent šitas kultūros tarybos projektas yra apribotas šiems metams, tai mes patį laivą jau saugų sertifikuotą turime pagaminti per šios metus. Bet manau, kad mes jo dar iki rudens neišplukdysime, nebent galbūt vidiniam testavimui, o jau perkelos atidarimą tikimės kitais metais, kitų metų sezono pradėtus. Jūs vis vadinate tą keltą laivu. Žmonės, kurie galbūt nėra dar matę nuotraukų jokių, jiems galbūt reikėtų papasakoti, kaip vizualiai galima būtų apibūdinti šitą keltą. Esminė skirtis nuo laivų yra tai, kad mes jį ketiname daryti apvalų. Gana netradicinis sprendimas, nes skirtingai nuo laivo, kuriam reikia greitai plaukti ir kirsti srovę, mūsų prototipui pasipriešinimas sroviai yra naudingas ir kuo jisai tolygesnis įvairiose kelto pozicijose, kitaip tariant, jeigu keltas pasisuka, upės srovė lygiai taip pat stumia tokią pačią jėgą kaip ir nepasisukus. Tai mums yra gana svarbus stabilumui ir tolygiam veikimui, dėl to mes jį sukonstravome apvalų. Ne iš dizaino kaprizo, o dėl tokios fizikos dėsnių. Kiek žmonių, pavyzdžiui, galės vienu metu keltis uperiu per upę? Bus iki 12 žmonių dėl juridinių dalykų. Nors kita vertus, kadangi jisai perlėkia per upę ypač greitai, įvairių metų laikų nuo 1,5 minutės iki 3 užtrunka, nėra reikalo daug žmonių sukaupti ant denio, mažesnėje, jaukesnėje kompanijoje patirtis irgi yra malonesnė. Jeigu galvoti dar šiek tiek dar į tolimesnę ateitį ir jeigu mąstytume apie tai, kad uperis pasiteisintų ir žmonės nepaprastai įsimylėtų tokį keltą, ar jūs įsivaizduojate, kad Vilniuje galbūt yra dar kažkokie keli karšti taškai, kur tokio kelto būtinai reikėtų? Tarp Žirmūnų ir Antakalnio vieta, kur, tiltas, pavyzdžiui, Žirmūnų gal yra ne taip toli, bet jie yra iki tiek nemalonus judėti pėsčiomis ar dviračiu, tai yra automobilių iš esmės tiltai. Ten tikrai į tą pliažą ar šalia galėtų būti vienas keltukas, kuris beje irgi istoriškai yra buvęs. Taip pat
pat galėtų būti ir arčiau Liubarto tilto, net tenais taip pat yra ypač tarši vieta. Pavyzdžiui, žmonės į Barclays banką važiuoja automobiliais ne dėl to, kad jiems labai ilgai užtruktų nuvažiuoti, nes daugelis gyvena gerose vietose senamiestyje, bet dėl to, kad tas tiltas jis yra labai nemalonus eiti. Tai yra baisi smarvė, baisus triukšmas, jisai nuveda tave 100 metrų į šoną, kur tau net nereikia eiti. Kitaip tariant, tai yra miestas kol kas labai stipriai orientuotas į automobilizmą. Uperio dizaineris Šarūnas Šlektavičius pasidžiaugė, kad Vilniaus savivaldybė miesto žemėlapyje jau yra numačiusi 3 vietas, kuriuose galėtų veikti toks keltas per upę. Tai vienas yra Justino minėtas prie Seimo, prie Verslo trikampio. Ir man atrodo, dar kaip galimybė buvo svarstoma Gedimino kalno papėdė. Jeigu pasiteisins, tai jų be abejo galės būti ne vienas. Taip, bet be abejo pradėsim nuo Valakampių ir Verkių, nes tai yra vieta, kur labai akivaizdus yra poreikis, tai jau yra keli kilometrai šiauriau paskutiniojo miesto tilto. Šitoje vietoje susijungia labai daug tokios racionalios ir transportinės logikos. Jeigu miesto centre tai būtų gal truputį labiau malonumas ir pramoga, čia yra tikrai didelis realus poreikis. Sako Uperio sumanytojas Justinas Dūdėnas ir kartu su kolega dizaineriu Šarūnu Šlektavičiumi bando paaiškinti Uperio pavadinimo prasmę. Per upę ar uper, manau, kad yra ne tik įsimintinas, bet ir gražiai lietuviškas ir trupučiuką sutartautintas tas dalykas. Ir man atrodo, tas atvirumas pasauliui, nepametant savo kalbas, jis irgi yra fainas. Pavadinimo istorija buvo iš upė ir per upę. Ir mes visai ten diskutavom, ar per gal to atsirado uper, per brūkšnelį. Sekančią dieną mes puolėm bandyti registruoti ir mūsų atšaldė Lietuvių kalbos komisija, man atrodo, kuri pastebėjo, kad galas yra ne visiškai toks, kaip mūsųse įprasta. Ir tada mes galvojom, galbūt reikia dadėti tiek mažai, kiek tik galima. Ir buvom sugalvoję gavosi uperė. Galvojom visai šauniai čia, bet po to kažkaip vis tiek nepabijojom ir išdrįsom dar vieną raidę pripliusuoti ir gavosi uperis. Norim sukurti tą kaip transporto priemonę, kurią bandom vadinti uperiu. Tai yra tokia tiesiog kitas žanras. Galbūt yra šansas Vilniui kaip miestui, kuris irgi kuria savo identitetą, savo įvaizdžio strategijas. Man atrodo, yra šansas miestui turėti miesto perkėlos tipą, kad galbūt po 10 ar 200 metų, kai tokie dalykėliai bus populiarūs, nes aš tikiu, kad jie reikalingi, ypač automobilizuotose miestuose stipriai, tada visi sakys, čia Vilniaus tipo keltas yra.